Sveiki visi! Šiandien pasigilinsim į tai, kaip galima Google Shopping reklamą padaryti iš esmės efektyvesnę. Kalbėsime apie kainų palyginimo paslaugas arba trumpiau CSS ir atskleisime vieną paslėptą pranašumą, apie kurį daugelis tiesiog nežino. Pradėkime iškart nuo esmės. Tik pamėginkite įsivaizduoti, kad kiekvienas euras, kurį išleidžiate Google Shopping reklamai, staiga įgyja ketvirtadaliu didesnę perkamąją galią. Skamba neįtikėtinai, tiesa? Būtent apie tokį potencialą šiandien ir kalbėsime. Šis vaizdas, manau, daugeliui puikiai pažįstamas. Tai ta kasdienė kova dėl matomumo Google Shopping paieškos rezultatuose. Bet ar žinojote, kad pačioje sistemoje slypi tam tikra paslėpta kaina, kurią moka didžioji dauguma reklamuotojų? Na, ir kasgi ta paslėpta kaina? Einam pažiūrėti, kur tiksliai jis slypi ir kaip veikia. Žiūrėkite, esmė čia visai paprasta. Kai reklamuojatės tiesiogiai per Google, tai pati Google pasilieka dalį kiekvieno jūsų statymo savo. O svarbiausia, kad ta dalis niekada net nepasiekia reklamos aukcioną. Galima sakyti, tai toks mokestis už įėjimą į aukcioną. O štai ir konkretus skaičius – maždaug 20%. Būtent tiek nuo kiekvieno statymo atitenka Google dar prieš prasidedant pačiam aukcionui. Kitaip tariant, jei jūsų statymas yra 1 euras, realiai aukcione dėl pozicijos kovoja tik 80 centų. Likusi dalis, ji tiesiog dingsta. Bet ir čia yra geros naujienos. Šito, pavadinkim, mokesčio galima išvengti. Būtent čia į žaidimą ir eina CSS. Kur kas efektyvesnis kelias pasiekti tą patį aukcioną. Gerai, tai kas tas CSS? Ta kainų palyginimo paslauga. Įsivaizduokite tai kaip partnerį, trečiąją šalį, kuri tiesiog talpina jūsų skelbimus Google Shopping sistemoje. O esminis skirtumas yra tas, kad šis partneris tai daro be to 20% ant kainio. Štai kaip tai veikia praktiškai. CSS partneris atsistoja tarsi tarpininkas tarp Merchant Center paskyros ir aukcionų. Ir jo pagrindinė funkcija yra užtikrinti, kad visa jūsų statymo suma iki pat paskutinio cento pasiektų aukcioną ir kovotų dėl geriausios įmanomos pozicijos. Gerai, judam toliau. Kaipgi tas 20% pranašumas virsta realia nauda? Pažiūrėkime į mechaniką. Iš esmės, viską galima sudėti į vieną sakinį. Jūsų skelbimai lieka tie patys, produktai tie patys, keičiasi tik kelias, kuriuo statymas pasiekia aukcioną, o tas kelias ir suteikia tą didžiulį pranašumą. Štai, pažiūrėkime vizualiai, kad būtų dar aiškiau. Kairėje matome standartinį kelią per Google. Statome 1 eurą, bet į aukcioną patenka tik 80 centų. Dešinėje kelias per CSS partnerį. Statome eurą ir visas euras dalyvauja kovoje dėl pozicijos. Arba pažvelkime tai iš kitos pusės. Tam, kad pasiekti tą pačią 1 euro statymo galią aukcione, reklamuojantis tiesiogiai per Google turėtų statyti net 1 eurą ir 25 centus. Tai yra 25% daugiau. Tiesiog tam, kad susilyginti su CSS naudotoju. Ir čia, žinokit, labai svarbus momentas. Tai nėra kažkokia nuolaida ar kreditas, kurį pamatysite sąskaitose. Ne. Tai yra grynas aukciono pranašumas. Tiesiog visa statymo suma patenka į aukcioną, todėl pasiūlymas automatiškai tampa konkurencingesnis už tą pačią kainą. Gerai, teorija skamba puikiai. O kaip yra realybėje? Kokie tie tikrieji rezultatai, kuriuos galima pamatyti pasidarius šį pokytį? Pirmas galimas scenarius. Biudžetas lieka tas pats, paspaudimo kaina ta pati, bet parodymų gaunama, kur kas daugiau. Tai reiškia didesnį matomumą, neišleidžiant nė cento papildomai. Antras variantas, kuris galbūt net patrauklesnis. Galima išlaikyti tą patį parodymų skaičių, bet už gerokai mažesnę paspaudimo kainą. O tai jau tiesus kelias į reklamos biudžeto optimizavimą ir didesnę investicijų grąžą. Skamba gerai, bet turbūt sudėtinga. Galiu nuraminti, tikrai ne. Pažiūrėkime, kokie yra tie 3 paprasti žingsniai, kad atlikti šį pakeitimą. Viskas, tiesą sakant, yra stebėtimai paprasta. Pirmiausia, reikia išsirinkti patikimą CSS partnerį. Tada susijęti jį su savo Merchant Center paskyrą. Ir galiausiai tiesiog patvirtinti gautą perjungimo užklausą. Ir kas geriausia, pačiose kampanijose, nustatymuose nieko keisti nereikia. Viskas veikia kaip veikia. Žinoma,
Yra keletas dalykų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį renkantis partnerį. Pavyzdžiui, kainodaros modeliai. Kai kurie taiko fiksuotą mėnesio mokestį, kiti ima procentą nuo išlaidų. Taip pat verta vengti dažnų klaidų. Pavyzdžiui, nepatvirtinti pasenusių Merchant Center susijimo užklausų. Ir dar vienas svarbus praktinis aspektas – kur tai veikia? Geros žinios. Programa galioja visoje Europos ekonominėje erdvėje, taigi ir Lietuvoje. Taip pat ji veikia Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje. Tai pabaigai tiesiog paliksiu vieną klausimą pamastymui. Jei kiekvienas reklamos statymas staiga taptų 25% galingesnis, ką toks pranašumas reikštų jūsų verslui konkurencinėje kovoje?